Ką, pradėjau filmuoti, dabar yra tamsu. Šiuo momentu, jūs matot visi tamsų vaizdą. Mes su Grikiu grįžtam iš Šiaudėnų su dviračiu. To jau aš pasiruošiu, Grikį paprašysim pereiti kitą kelio pusę. Aš bandysiu laikyti... Ateik, Grikiukai. Bandysiu laikyti kamerą ir filmuoti. Grįžtam iš pasivažinėjimų, yra kelias apsnigtas, suvažinėtas. Lauke -11 šaltukų. Nu ir bandom važiuoti, kaip čia mums seksis filmuoti ir važiuoti. Nežinau, ar kas matysis iš viso. Kažkas matosi, dabar jau Grikio užpakalis matosi. Matosi, kaip aš dviratį vairuoju. Nu, dribimas tai garantuotas. Kai Grikis truktelės, ką nors pamatęs. Dabar kairiai bus šuniukas, kuris mumis aplos. Bet jis šiaip jau draugiškas, su Grikiu sutarė. Taip, kad pėdinam link namų. Nedaug beliko, kilometras parvažiuoti. Miške turėtų matytis medžiai apsnigę, bet gal nelabai matysis. Bet čia sloja. Grikis šaunuolis, nekreipia dėmesio. Nors ne visada taip išeina. Eik, Griki, labiau į priekį, va, ką matytumės. Nors kai stipriai tempia, tai man su viena ranka pavairuoti yra neįmanoma. Sniegas girgžda. Grikis ir tas, kai bėga, sniegas girgžda. Bėk į priekį, Grikiukai. Ops, reiks pasisiuoti ant kokios krūvikės. Nu čia filmukas gausis geras. Nežinau, ar turės kas kantrybės išžiūrėti iki galo šitą mano filmuką trumpą. Nesimato Grikio šitaip. Jis bėga šalia šviesos, šalia dviračių, bet priekyje šį kartą. Nu, pabandysim prisiglausti prie jo biškį. Bet man pačiam čia nelygu. Važiuoju, čia yra puraus sniego. Grįžtu atgal į kelio vidurį, Grikiukai nepulk. O medžiai nesimato apsnigę. Mažai apšviečia, biškį matosi eglės. Seniai aš žadėjau nufilmuoti šitą reikalą, bet dabar tik prisiruošiau. Ne visada telefoną pasiimu. Kol parvažiuoju namo, barzda apšąla. Paskui gauna nutirpti. Biškį sunkoka telefoną laikyti. Aišku, žvaigždės jums nesimatys. Oi, provėžas. Sniegas tai girgžda gerai. Diena buvo -9, dabar yra apie -11. Kur vairuoju, ta ranka jau pradėjo šalti, nes yra tik su viena pirštinė. Grikio užpakalis matosi, biškį, uodega pariesta. Taip kiekvieną dieną mes praminam po kelis kilometrus.
Baigia mišką pervažiuoti. Pravažiuosim Žvelės į tiltą. Sustosim, išjungsim filmavimą. Dar reikės dieną pabandyti taip pat pravažiuoti, nufilmuoti tą patį ruožą. Biški su viena ranka man nesaugu. Čia vėl bus šuniukų šalia kelio. Praeitą vakarą gavau sustoti, 3 šuniukai ant kelio buvo ir vienas grikio bičas, su kuriuo jau buvau susikovęs ne vieną kartą. Bet užteko sustoti, palaukti ir jie nuėjo nuo kelio. Einam grikį, einam, žinau, kad čia tavo paženklintos vietos, tau reikia sustoti. Jis jau atsilieka, krane nebėra jo matyti. Buvau loja kažkur. Nu, ką pamatei, ką? Erelis, netemk taip stipriai. Kriki, op. Gerai, išsilaikėm. Na va, atvažiavom jau į kaimą, matosi mūsų gatvių apšvietimas, mūsų civilizacija. Čia kelias gerai nuvalytas, netgi asfaltas matosi. Štai ir tiltas, čia mūsų Žvelesys, nesimato kamerai. Gerai, grikiukai, sustojom. Stok, griki. Geras grikis. Sustok, šaunuolis. Ačiū visiems žiūrintiems.